Sveiki, gyvai iš studijos laidoje svečiuojasi Kristina Dorofėja. Labas. Sveiki visi. Kristina yra mindfulness sertifikuota instruktorė. Tai papasakok mūsų žiūrovams apie save. Taigi sveiki visi. Esu Dorofėja, Gerofėja. Ar ne? Ir esu su psichologija labai susijusi nuo senų laikų. Visada mane domino, kodėl žmonės taip mąsto, kodėl jie taip elgiasi, kodėl man kažkas gaunasi arba nesigauna, kokios mintys įsisuka man, ar ne, lyginam kaip save su kitais. Ir gyvenimas taip susiklostė, kad dirbant įvairiuose versluose, aš mokiau kitus žmonės, pastebėti jų stipriasias puses, jų potencialą, motyvuoti juos. Ir man visada buvo įdomi žmogaus psichologija arba pats įdomiausias organas, tai yra čia, smegenys. Visada sakiau, jeigu būsiu medikė, tai va čia bus mano tyrinėjimo objektas. Ir gyvenimas susiklostė taip, kad aš dabar esu baigusi kaip instruktorė dėmesingo įsisąmoninimo praktikų. Tai va, taip mindfulness verčiasi ir labai džiaugiuosi, kad šitomis praktikomis padedu žmonėm labiau geriau pažinti save, susitvarkyti su savo mintim, emocijom ir gyventi lengvesnį ir paprastesnį gyvenimą. O kada tu pati pradėjai eiti saviugdos keliu? Tai, kaip minėjau, tai buvo jau nuo pat tokios intencijos nuo mano 12 klasės ir visos mano knygos buvo laisvalaikio tos, kur neprivalomos studijų metais, tai visos apie psichologiją. Ir čia tik tai ta saviugda, jinai nuolat klostėsi per mano verslus dėl to, kad aš gaudavau mokymus, kaip dirbti su žmonėm. Ir, sakykime, paskutiniai 8 metai buvo tokie paskirti visiškai jau studijom rimtom ir pirmiausia tyrinėti save, kaip man tai veikia, įsitikinti tokiais dalykais, kad, žinot, šiais laikais, kas yra nušvitimas, dvasingumas, sąmoningumas, visi mes čia tokie labai faini, bet kai nėra pagrindo, tai labai lengva šiais laikais pasimesti tarp įvairiausių praktikų ir ne tik atrasti save, bet visai pamesti save. Tai va, aš esu tas žmogus, kur įžeminu žmonės, kad mes gyvenam fiziniam kūne, mokam mokesčius, valgom, ar ne, pykstamėms, bet tuo pačiu, kad būtų didelis asmeninis augimas, tobulėjimas, pažįstant save ir kuriant santykius geresnius su savim ir su kitais. Tai visą šitą tu išmokai ne tik iš knygų, bet ir ėjai kursus. Ne? Taip, tai yra net ne kursai, tai yra mokslai jau, ar ne? Ne 10 dienų kursai, ne 2 savaičių kursai, bet pas mokslininkus ir dabar tęsiu, esu asociacijų narė, nuolat seku naujienas, dalyvauju stovyklose, ar ne, medikų, psichoterapeutų, priklausau tai bendruomeniai. Ir tuo pačiu, jogos instruktorė būsiu, čia aš ir esu, ne, apie sveikatą, emocinę, fizinę, kas liečia mūsų apskritai gyvenimą, kas yra svarbiausia, gerą mintį pasakysiu, kas yra brangiau už sveikatą, tai yra gydymas. Turbūt tai. Jo, daugiau nieko nėra brangiau negu gydymasis, ar ne? Tai aš apie tą tokią visapusišką, holistinį požiūrį į žmogų. Ir pirmiausia, pradedam nuo savęs. Realybę, mes kokią nešam save į pasaulį, ar ne, tai čia kūriam su savimi ir tada galim kažkiek gerinti ir pasaulį. Tu minėjai, kad viskas čia, ar ne, tave domina visą laiką, bet kaip yra su fiziniu kūnu? Mūsų fizinis kūnas vis tiek susijęs, ar ne, su visom mūsų? Taip, tai čia yra kompiuteris, kuris valdo visą šitą išmanųjį įrenginį ir daugelis praktikų, arba aš kai būnu tokiuose sąmoningumo festivaliuose, kur sueina į mano praktiką 100 ar daugiau žmonių, tai mano apskritai paskirtis būna tokia parodyti žmonėm, kiek yra išminties mūsų visame kūne, kaip jį įgalinti ir mokinti skaityti viso kūno žinutes, nes 80% informacijos pas mus į smegenis ateina iš kūno ir tik tai 20% iš smegenų į kūną.
O jeigu dar pagal mokslą remintis mes smegenų išnaudojam, sako, vieni 5 procentus, kiti 10, tai labai tie žmonės, kurie logika vadovaujasi, toks fainas argumentas, jeigu mes 10 procentų pasitikim tik tai savo, reiškia, smegenimis ir gyvenam tik pagal jas, atsisakydami viso kūno informacijos arba nemokėdami skaityti jos, neturėdami emocinio intelekto arba tam tikrų kompetencijų. Tai va čia mano tikslas yra užduotis, kad žmonės suprastų savo kūną vis labiau, geriau miegotų, mažiau gertų antidepresantų, mažiau išleistų pinigų psichologam ir psichoterapeutam, geriau patys suprastų save, kaip jie funkcionuoja ir fizinėme kūne, emocinėme, energetinėme, ane, ir galėtų kažkaip tą kompiuterį, kuris valdo visą kitą, geriau reguliuoti. Tai minėjai, kad 80 procentų ateina informacijos pas mus per kūną, tai čia turbūt mūsų pojūčiai, ar ne? Taip, viskas, visi pojūčiai, ar ne, bet ir visas kūnas, vat yra dabar vat praktika žiūrovams, minė, ne, vat, nes labai daug žmonių nejaučia savo kūno, ir apie 90 procentų iš vis neturi ryšio tarp smegenų ir kūno. Va, tai mano praktikos būtent ir yra susijęti žmonėm, ir čia daugiausia būna jiem iššūkių per praktiką, sako, aš nejaučiu, ar ne, ir tam reikia laiko ir įgūdžių. Tai va, tai dabar praktika mini tokia, kad pajauskite savo dešinės kojos mažąjį pirštą. Jaučiu. Kokie pojūčiai jame? Ar yra šilumos, ar vėsumo, ar temperatūrų skirtumas, o gal jaučiate, nežinau, kojinę, batą, pagrindą, ar spaudžia ten jums, ar šilta, o gal tarpą jaučiate tarp mažo pirštelio ir kito, ir vėjelį kokį nors. Vat, ir antras etapas šitos praktikos, kai aš pasakiau, pajauskite, ar ne, arba ką jaučiate savo mažajam pirštelėje. Ir kitas klausimas, pagalvokite apie savo mažą pirštelį. Dešinės kojas. Akimirką. Ir dabar patyrinėkite patys savo, labai svarbus mindfulness momentas yra refleksija. Ar ne, mokintis įgūdį tokį lavinti susivokimo. Tai reiškia, iš to mažojo pirštelio, kad ateitų informacija mums į smegenis ir mes pabandytumėm suvokti, kas čia įvyko. Tai yra emocinio intelekto lavinimas. Ir jeigu jūs gerai turite labai gerą ryšį su savo to mažojo piršteliu, jūs turėtumėt net pajausti labai aiškius skirtumus po klausimo, ką jaučia jūsų mažasis pirštelis, pajauskite jį. Ir kitas buvo klausimas, pagalvokite apie jį. Ir va čia turi net jaustis labai du skirtingi momentai. Tai va, čia yra tokia mini praktika. Patikrinti, kiek jūs jaučiat savo kūną. Kai uždavė antrą klausimą, aš iš tikrųjų galvoju, tai kaip čia pajaučiu, tai ta prasme, man buvo labai keista. Tai va, protui, va čia praktikos ir yra labai įdomios, patikslinsiu, mindfulness verčiamas lietuviškai dėmesingas įsisąmoninimas, dėmesingumas, sąmoningumas arba dar įdomus žodis pilnaprotavimas. Tai va, dėl ko įvyko tau tokia, netruputį kas čia apie ką? Dėl to, kad šitos praktikos mokina perauklėti smegenis. Tai yra, kad mes išeitumėm iš automatinių reakcijų ir galėtumėm mes vadovauti savo smegenims, o ne taip, kaip jos yra įpratę ar išmokę adaptyviai elgtis mūsų gyvenime. Ir dėl ko reikia tą daryti, mokinti jas perauklėti, nes labai dažnai mes elgiamėms iš to reaktyvumo ir ne iš to, kokių norim pasiekmių, ar ne, va tiesiog kaip mums gaunasi. Įprotis. Kaip įprotis, tokias automatinės reakcijos, mes iššokam į savo autostradas. Ir šitos praktikos mokina šalia autostradų tiesti kitus kelius.
kad kai jums, nežinau, užrėkia kas nors ant jūsų, ar jūs supykstate, kad jūs nelėktumėte į tą autostradą iš karto ten atgal tuo pačiu atsakyti, bet čia ir yra tas sąmoningumas, tai yra praktika išminties pauzė, sustoti ir pasirinkti, išplėsti savo pasirinkimą meniu pagal norimas pasiekmes nuo galo. Va čia ir yra didieji iššūkiai mūsų smegenims. Tai reiškia, mes turime sustabdyti tą gyvūno elgseną, kuri sako, kovok, bėk arba sustink, ir įjungti žmogaus smegenis, kurios pamato kūrybiškai platų meniu ir gali pasirinkti alternatyvas įvairias pagal norimas pasiekmes, tai yra nuo galo. Tai reiškia, jeigu kažkas ant jūsų apšaukė, bet tas žmogus jums yra artimas, jūs jį mylite ir sustabdote tą impulsą šaukti, įkvėpėt, iškvėpėt ir sakot, ir aš tave myliu. Kaip jums variantas? Nežinau dar. Kviečiu pabandyti ir nustebsite ir jūs, ir tas žmogus. Manau, tada tikrai tą visą įkarštį sustabdytų ir tada tam kitam žmogui irgi turbūt ateitų ta galvojimo minutė, kas čia vyksta. Ne? Tai aš nežinau, kas būtų, bet tikrai būtų kitaip, negu būtų ta autostradinė reakcija, kad aš sakau tuo pačiu, kaip esu išmokusi apsiginti, pulti ir panašiai, bet aš galiu, jeigu man tie santykiai yra svarbus, tas žmogus yra svarbus, aš turėdama įgūdžių ir kompetencijų, ar negaliu imtis iniciatyvos, stabdyti savyje tą gyvūną ir galvoti, taigi aš myliu tą žmogų, jisai dabar impulsyviai kažkaip ten pyksta ar, nežinau, kažkokius žodžius vartoja, kurie mane skaudina. Ir aš galiu nuo to atsiriboti, sustabdyti, pasakyti kitus visai žodžius, nes aš noriu tų gražių santykių. Ir po to mes galim ramiai apkalbėti, kokie mano yra poreikiai, kad tau galbūt ar ne, tie žodžiai nebūtinai turi būti išsakyti ir tokiu tonu ir panašiai. Bet mes galim keisti kryptį jau iš karto sąmoningai. Ir tam reikia pasakyti, mėlyjeji, pastangų ir laiko, tam reikia praktikuotis. Tai čia ir yra visa esmė turbūt apskritai visam gyvenime, ar ne? Truputį prieš kažką taip automatiškai elgiantis, ar ne, sustoti, pagalvoti apie rezultatą, kokią nori, ar ne? Čia idealu, bet mesgi tokie žmonės ir mes moterys būnam tokias, ne, emocijos, impulsai ir panašiai. Ir kas šitose praktikose ir būna sudėtingiausia žmonėms, bet kaip sakoma, kas yra mindfulness, čia ir dabar, tokia populiari frazė, ne? Ir tokia, sakykime, net nuvalkiota, bet aš esu tikra, kad daugelis žmonių net nežino iš patirties, kas yra būti čia ir dabar. Nes kai aš vedu praktikas ir sėdi, nežinau, kažkiek ten žmonių ir tik vienas kitas po kažkokios praktikos sako, va, 3 sekundės aš buvau čia ir dabar, aš jau suvokiau, kas tai yra. Todėl va čia, kaip sakyti, reikia kalbėti atsakingai apie tą čia ir dabar. Jeigu neturi tokios patirties, o kalbi iš tokios popsinės kultūros, tai ko gero, net, kaip sakyti, nesi tai patyręs. Tai jeigu jau prakalbam apie mindfulness, ar ne, tai papasakok plačiau apie savo praktikas, kaip mes viso to galim pasiekti, pabuvimą čia ir dabar. Taip, nes dar ir, paskui gal apie naudą to, nes kodėl čia reikia tą, bet kur ir kaip tą galima praktikuoti, tai šiaip aš netgi vedu tokias įvairiai praktikas ir gamtoje, ir paprastose salėse, ir sakau, kad tai automobilyje galite padaryti, taip tualete galite padaryti, nes tikrai kartais reikia tų akimirkų, bet pati, kur aš jūs galiu pakviesti, jūs galite pasiekti online kristinadorofeja.lt ir pateksite į tokį klubą, kuris vadinasi Pasirūpinu savimi. Nes šitos sąmoningumo praktikos būtent apie emocinį, netokį pasirūpinimą savimi, kad aš geriau jausčiausi, geriau save suprasčiau, tada aš galiu geriau suprasti kitus, jausti ir daryti įtaką kitiems, ar ne? Ypatingai, kai moku savo daryti gerą, savo palankę įtaką.
Tai va, jūs galite ten prisiregistruoti ir bus kiekvieną mėnesį į savaitę keli kartai įvairios transliacijos, praktikos ir patyrinėti save per jas. Gyvai stovyklos, prašau, norite į Druskininkus, norite į Egiptą, Kristina Dorofėja LT arba Facebook'e Kristina Dorofėja galite rasti, užeiti, parašyti man, nes tokius dalykus reikia patirti. Ir aš paskaitų praktiškai nevedu, aš vedu praktikas ir iš praktikų žmonėm kyla klausimai ir tuomet aš atsakydama į juos konkrečiai duodu dozuotą teoriją, kad neužpilti apie viską, nes žmonėm to ir nereikia, jiem reikia tokio asmeninės patirties. Tai va, tai kviečiu į patirtį, nes patirtis keičia kažką jūsų gyvenime, o klausimasis visokių mokymų labai dažnai nekeičia, išskyrus eikvoja jūsų laiką. Taip, be abejo, kartais net ir išgirdus informaciją, tai tokia sausa teorija, tu vis tiek nežinosi, kaip ją pritaikyti. Pasimesi tiesiog. Taip, aš esu praktikė ir aš pirmiausiai sakau taip, kad šiais laikais galime mes nemokamai prisiklausyti teorijos, kokios tik norim ir apie ką tik tai norim. Bet šita teorija labai dažnai keičia tik tai tiek, kad apsunkina žmonėms žinių naštą, dėl to, kad jie jaučiasi dar labiau nevykę, nesėkmingi, nesugebantys kažką savo gyvenime padėti, netokie geri kaip kiti. Ir todėl va šitos praktikos mokina pastebėti tavo vidinį kritiką, kaip tu lygini su kitais, kaip ten kažkas yra geresni, ar ne, pastebėti tą pažeistą vaiką vidinį, kodėl aš įsižeidžiu, kodėl aš pykstu, pastebėti tą savo ekspertą, kuris sako, ai, žinau, kas čia yra, ne, pastebėti tą kontrolierių, kuris jau čia mokytoja bando sukontroliuoti visą veiksmą, ne. Labai šitos praktikos provokuoja žmoguje jo elgsenos algoritmus, kad jis pradėtų pastebėti, kaip elgiasi gyvenime. Ir tada, kai tu pastebi, tu gali pasirinkti, ar tau šitas elgesys tinka ir yra palankus, ar jisai atsineštas iš vaikystės, iš babų, laikų, iš tų programų. Ir tu tiesiog eini su tom programom automatiškai ir nesuvoki, kodėl tu atsiduri toj pačioj situacijoje, kodėl susiklosto tokie santykiai, kas čia įvyko. Ir jeigu reiktų labai vienu sakiniu trumpai pasakyti, kas yra šitos dėmesingo įsisąmoninimo praktikos ir ką jos duoda suvokimą priežasties ir pasekmės ryšio. Va tada, kai žmogus suvokia, kokia buvo priežastis ir kodėl aš šitą žmogų pasirinkau, kodėl aš su juo miegu, kodėl jis mane erzina ir taip toliau, tada aš galiu kažką keisti, atsekti. Nes daugelis žmonių, būdami kažkokiam rezultate, kaltina kitus, bet nepastebi, kaip jie patys sukūrė arba prisidėjo prie tos situacijos, kad jie ten atsirado. Nemėgstamam darbe, su antsvoriais, su depresijom, su nelaiminga santuoka ar partneriais. Kaip tai vyko? Kaip? Va čia mes ir pasižiūrim, kaip aš tai sukūriau. Tai jūs visą tą galite išanalizuoti realiai su klientais praktikų metu? Aš duodu įrankius. Pirmiausia, aš duodu įrankius, kad žmogus iš daugybės įrankių išsirinktų, kas įrankiai. Tai yra kūno įvairios praktikos, tai yra meditacijos, tai yra vizualizacijos, tai yra kvėpavimo pratimai. Labai daug įvairiausių metodų, nes vieni jaučia labiau savo kūną ir per jį gali labiau nueiti į savo galvą, kitiems reikia iš galvos nueiti į kūną, ar ne? Visaip mes tyrinėjam save, kada man kažkokie metodai padeda, kuriuos aš suprantu, kurie man yra efektyvūs ir tuomet mokinamiems taikyti. Tai, kad atsirastų kaip įprotis. Kaip įprotis kavą atsigerti, dantis išsivalyti, tai per dieną keletą minučių skirti, mes galime labai gerai tai įkorporuoti ir mūsų gyvenime šitos praktikos yra toks žodis akademinis, ekstrapoliuojasi, tai reiškia plečiasi. Ir kai aš tą darau,
jau kiti pradeda pastebėti, o kodėl tu taip jau, nežinau, nebekarštakošiškai reaguoji, o kodėl tu dabar rami, nors anksčiau susinervindavai dėl to. Dėl ko? Aš tai dirbu tik tai savo praktikose, bet tai gyvenime mūsų artimieji labai pradeda pastebėti mūsų pokyčius. Manau, ir pats žmogus ar nepastebė. Taip, bet labai įdomu, kad pirmiausia, žinot, žmogus iškart nori tokio šuolio, čia kažkaip tai nebesinervuoti ten ir taip toliau, bet aš sakau, visi čempionai tampa po vieną mažą žingsniuką, ar ne, kai mes darom tai nuosekliai ir labai dažnai pirmiausia mūsų artimieji pastebi tuos mažus žingsniukus ir tada patiems faina, kad tikrai aš judu į priekį. O pas tave praktikos tu, kaip čia pasakyti, suplaki keletą skirtingų praktikų į vieną, bet tuo pačiu metu, tai tarkim, pamedituojat, po to ten, nežinau, liečiat medį ar dar ten kažką, ar ne? Ar tiesiog viena praktika yra meditacija, kitą dieną ten ateinam, tarkim, nežinau, ten ta joga, trečią dieną dar kažkas? Ne, tiesiog yra taip, sakykime, miksas, dėl ko? Dėl to, kad tyrinėti kiekvienas žmogus yra labai individualus, ar ne, kuris ateina. Ir, pavyzdžiui, reguliariai vedu kartą į mėnesį gyvai, diena be streso vadinasi, arba online tokia principu, ir ten būna skirtingos praktikos, ne, tai reiškia ir kūno tam tikros praktikos, ir kvėpavimo, ir vienokios meditacijos, ir su piešimu tam tikri dalykai, refleksijom, ir stovėjimas ant vinių. Ne? Ir būna, kad mes einam į gamtą, kai yra geri orai ir mokinamėms sąmoningai komunikuoti su gamta, nes vedu tam gamtos miško terapijas arba pirtis, puikiai erdvė tokiems dalykams ir patyrimams. Tai noriu pasakyti, kad kiekvienas žmogus visada ateidamas pas mane ir būna tokių, kurie eina, kartoja, visada patiria kažką kito. Yra kažkas, ar ne, kaip sakyti, centriniai tokie momentai, bet yra ir kažkas kito, kad žmogus vis tyrinėtų ir tyrinėtų save iš įvairių pusių. O kaip galvoji, kiek žmogui reikia tokių praktikų, kad jis jau pradėtų save suprasti jau truputį, ar ne, pagauti momente, kaip jis elgiasi? Čia labai individualu. Absoliutiškai. Bet neužteks vis tiek ten 2 praktikų ateiti, truputį apie save sužinojai. Čia, žinot, kaip sportas, žinot, klaustų, ateitų, man noriu numesti 30 kg, kiek aš turėsiu sportuoti. Žiūrėkite, viskas labai priklauso nuo intencijos. Labai svarbu intencija. Intencija tai yra mano ketinimas. Ne, ko aš ateinu. Ir mindfulness arba dėmesingas įsisąmoninimas pirmiausia mokina nustoti siekti. Pasirūpinimas savimi tai yra mokinimasis priimti savo emocijų, savo minčių, savo realybės. Ir įvyksta labai įdomus psichologinis paradoksas. Kai aš išmokstu priimti save, įvyksta pokytis. Ir todėl mano praktikos susiję ir su kūnu, ir su judėjimu, ir netgi, ar ne, kai darau ar pirtis, ar stovyklas, kur eina maudytis, labai žmonės bijo savo kūno. Nepriima savęs, kompleksuoja ir čia kyla mintys, lyginimai, nes Instagramas, tai pasižiūrėkite. Be abejo, socialinė erdvė, tai čia modeliai. viską. Bet žmonėm tai labai daro didelę įtaką. Va čia ir yra tas labai individualumas, kuo mes daugiau treniruojamėms ir iš tom ketinimo, kad aš einu pasirūpinti savimi. Aš einu, nežinau, padaryti švarą savyje, pamilti save, atsigręžti į save, o ne, nepatinka mano šlaunys, mane kritikuoja Anyta arba draugės, ne, aš supykstu, kai atsiverčiu Instagramą ir man užverda pyktis, kad Dieve, kaip man dar toli iki to tobulo gyvenimo. Tai va čia sakau stop, ne? Va čia ir mes tada einam į pokyčius, į įvairius eksperimentus iš baimės, iš to, kad man nepatinka mano kūnas, man nepatinka mano gyvenimas, man nepatinka niekas, kas yra mano galvoje. Tai va čia visiškai mes per geranoriškumą, per atjautą savo, kas yra labai sudėtingas dalykas žmonėm. Tai yra metodikos, kada mes mokinamėms kurti kitą ryšį su savimi visai draugišką, geranorišką, atjautos tokius modelius naudoti. Ir kai keičiasi tavo dialogas su savimi, tu
supranti, su tavim viskas ok yra, bet kad tai pajausti, va taip, iš tikrųjų ir nemeluoti savo, tai yra kelias. Bet iš principo kiekviena mūsų reakcija, kiekviena žmogaus reakcija, ar ne, kažkoks tai, net nežinau, viskas yra nulemta kažkokių mūsų ankstesnių potyrių. Iš dalies Viską taip. įmanoma atrasti savy visus tos atsakymus. Aš nežinau, kas įmanoma ir kas ne. Aš ne dievas. Bet daugumą dalykų. Daug dalykų, per taip. tas praktikas visas. Taip, labai galima atsekti savo vaikystės modelius. Ir yra, žinote, tokie dalykai, kad sako, ir žmonės sako, vat, aš jau niekada neauklėsiu taip vaikų, kaip mane auklėjo. Ten ir taip, aš jau niekada nesielgsiu taip, kaip arba nesirinksiu tokio partnerio kaip mano tėvas ar taip toliau. Ir atsisukite savo gyvenimą realiai. Ir kartais taip, jeigu jau labai nuoširdžiai pasižiūrėsite, jūs aptiksite labai daug pėdsakų iš savo modelių kilmės šeimos, apskritai giminės ir taip toliau. Ir va čia reikia to sąmoningumo ir stabtelėjimo ir pasižiūrėti į tą veidrodį. Turbūt pripažinimo. Taip. Ne? Nes visi alkoholikai, didžioji dalis, kurie susirenka grupėse, jų yra klausiama, ar jūs sakėte savo šeimoje, arba kai aš užaugsiu, ar ne, kad aš negersiu kaip mano tėvai. Ir noriu pasakyti, beveik visi pakelia rankas, kad jie taip sakė, kad jie negers ir negyvens taip, kaip gyveno jų tėvai, bet kažkodėl jie atsiduria anoniminių alkoholikų grupėse. Tai bet čia apie tą nesąmoningumą ir kad tai labai stipriai mus veikia, tol, kol mes esame tokiam automatizme. Turbūt tu programuoji savo smegenis, ar ne? Nu, kaip programuoji? Užtenka kartais pastebėti, kad vau, atsekti tą priežasties pasekmės ryšį ir tada tu suvoki, kad ne, taigi aš noriu kitų pasekmių. Vadinasi, aš net neturiu kompetencijų, kokie yra kiti keliai, kaip man juos pamatyti ir kaip man pradėti jais eiti. Ar ne? Nes mes tiesiog iššokam į tas pačias autostradas. Kad jeigu aš valgiau kugelį ir mano mama sakė, kad vaikeli, kugelis yra labai gerai, tai mano mokytojas vienas sako, tie žmonės turi labai mažai išminties, kurie pasikeitus faktams nekeičia įsitikinimų. Kurie pasikeičiant faktams nekeičia įsitikinimų. Va, tai yra labai svarbu, ar ne, gyventi tokioje realybėje ir stebėti, nes mes mokintis reikia ne iš tų, kurie pritarė tavo nuomonį arba nepatvirtina mokymai, jo, taip, ne. Reikia mokytis iš tų žmonių, kurie visai kitaip masto, galvoja, turi argumentų, kitokių įsitikinimų, kad pas tavyje atsirastų, o kodėl ne taip, o kodėl gali būti kitaip, išplėsti visą tai. Suprantat, o nesekti babų, mamų, močiučių pamokymais, nes aš dar labai daug girdžiu. Sakė man baba, vaikeli, taigi yra kaip yra, ką čia pakeisi? Toks gyvenimas. Ir strese aš girdžiu, žmonės sako šitų babų žodžius. Ir didžioji bėda, jie neprisiima atsakomybės, nes baba taip sakė. O babos gyvenimą pasižiūrėjus, ar tikrai klausimas, tu nori taip gyventi? Va, o kodėl taip sakai ir kodėl taip elgiesi? Nori kito rezultato, bet mąstai kaip baba, taigi nebus kito rezultato. Va, tai daugelis žmonių šitoje vietoje neturi kompetencijų mąstyti kitaip ir elgtis kitaip. Nes nežino kitų kelių tiesiog. Taip, nes tam reikia visai kitų įgūdžių. Tai va čia tas dėmesingas įsisąmoninimas labai apima kognityvinę elgesio terapiją. Tai ką tai reiškia? Tai kad mes dirbam su savo mintim, su savo emocijom, su savo kūno pojūčiais, su savo impulsais ir su savo ar ne veiksmais, kurie neša mus į kažkokius rezultatus. Ir jeigu jums nepatinka jūsų gyvenimas ar kažkuris momentas, pagalvokite ir paklauskite, ar aš elgiuosi iš impulsų, užėjo noras, pyktis, bėgu pyragėlio nusiraminti, ne? Tai yra impulsas.
Ir klausimas, ar aš noriu rezultatų, jaustis kalta, jaustis sunki, pergyventi dėl antsvorio, ar aš sustabdau šitą impulsą ir atsisuku į vertybės. O kokia yra mano vertybė? Sveikata mano yra vertybė? Ar tikrai? Jeigu yra vertybė, tada aš sustabdau, atsigeriu vandens vietoj pyragėlio, arba, nežinau, einu valgyti kažką kitą. Suprantat, visiškai keičiasi mano kryptis. Nuo impulsų, nuo gyvūno aš einu prie sąmoningo žmogaus pasirinkimo gyvenimo pagal vertybės. Čia gražia gaida ir, manau, pabaigsim, nes, manau, Kristina dar galėtų tikrai pasakoti. Iš tikrųjų labai įdomu, labai verčia susimastyti, pagalvoti. Ir Kristina būtinai pakomentuos ir po live, ar ne, kad žmonės galėtų lengviau tave atrasti, kur, ar ne, puslapis kristinadarofėja.lt. Taip, tai ten yra renginiai, matysite ir online, ir gyvai, yra ir asmeninės konsultacijos, ir grupinės, ir Vilniuje, ir kitose šalyse. Tai vad kviečiu pirmiausia į patirtį. Ateikite patyrinėti save per būdus ir atsirinkti, kurie jums veikia. Kad šitos praktikos veikia, tai yra moksliniai tyrimai padaryti, jie keičia neuronų jungtis tam tikras. Ar ne, ką tai reiškia? Tai reiškia, keičia mūsų elgesį. Taip. Tai ačiū, Kristina, kad atvykai pas mus. O mes susitiksim 15:30 su Ieva Jukštaite, fotomenininkė. Tai būtinai prisijunkit ir žiūrėkit. Iki.